Daugelį pasaulio šalių vyksta kariniai konfliktai. Nigerijoje krikščionys yra naikinami ir žudomi tiesiog dabar. Indijos kaimo vietovėse musulmonai yra persekiojami įvairių organizacijų vien todėl, kad jie yra mažuma. O kitų šalių kaimo vietovėse mažuma yra krikščionys. Mums reikia dvasinių diplomatų kiekviename žemyne, kiekviename pasaulio mieste. Tai tie, kurių širdys atviros žmonėms, kad galėtume kalbėtis tiesiogiai. Taip galėsime padaryti tai, ko nepavyko politikams. Mes pasakysime, klausyk mano broli, mano seserie. Man nesvarbu, iš kokios šalies tu esi. Aš nematau tave iraniečių ar šiaurės koriečio, aš matau žmogų. Juk karštose vietose yra labai daug nekaltų žmonių, kurie yra beviltiškoje padėtyje. Jie neatstovauja savo vyriausybėms ir neneša jų kaltės. Tai nekalti žmonės, kenčiantys dėl savo niekingų valdžios institucijų. Vėlgi, paimkime prezidentą Trumpą. Kaip šiandien tapo žinoma, jis inicijavo puikų susitarimą, kad būtų užbaigtas smurtas Izraelyje ir Gazoje.